Zdaro, Šaika. Prišokau oro uoste, jau laukiu, kol pradės skrydį. Nerimas, nes nekeista. Vienas išlėkiu iš čia. Keista vienam skrist, be šeimos, be nieko. Toks biškį jaudulys sučiupo, bet ką reikia čia. Pasadytas į vietą. Dabar čia laipinam. Aišku, biškį lavos įdės nyko. Bet šiaip, kaip galiu vertinti pirmą kartą tokia kelionė. Vytos normaliai ir prie lango, tai ką matysim. Matysim Ameriką visų gražumu, kaip sakoma. Žodžiu, jau nusileidęs Niujorke. Čia buvo biškį man normaliai nutikiu. Kadangi tik nusileidau tam Niujorke, aišku, tam praėjau tą security viską. Tada tik paskui pasižiūrėjau, kad mano kitam oro uoste skrydis. Kol įsiaiškinau, kad man reikėjo su taksu varyti, tai dar praėjo laiko. Bet tai įsigyčiau taksą, aišku, labai daug sumokėjau. Nes ten eina šikt kiek kelio, 5 gal kilometrų, ten net pusę Niujorko nepravažiuoju. Ir labai gerą maldės tokį driverį gavau. Tai baisiai patiko kelionė, viską įsipasakojom, jis man pasakė apie Ameriką. Aš jam papasakojau apie Lietuvą viską, išgyriau. Ir labai palinkėjau sėkmės, kokias 2 valandas važiavom, nes dar biškį trafikas buvo. Tai jo, o dabar va atlėkiau. Čia dar įdomiai visai sistema, čia galima pačiam tą bagažą pasidaryti. Tai pasidėjau pats bagažą, čia security dar labai daug žmonių dabar čia labai primenės į kitus geitsus. Bet šiaip tai labai daug žmonių buvo. Dabar ramiau, labai gerai ir radau vasos skrydį. Tai va laukiu skrydžio į Detroitą, kur dar nesaugiau, kur net amerikonai linki man sėkmės ten varant. Tai jau baisu ne. Vakaračiai. Atidarom duris. Čia dar biškį palikęs. Toks va kambarys. Kai vienam, tai čia atrodo insane biškį. Labai seni šiti. Tavo vonia. 2 dvigulės lovos čia man taip ramiai. Vaizdas va. Atvariau į Detroitą pagaliau, kaip matot. Tokie va pastatai. Blemba, labai įdomu čia šitam, nes čia toksai atrodo, čia taip vau atrodo, bet čia kai eini va, kai varai, kur va taip va vaikščiai tiesiog atrodo gatvėm, tai čia blemba, tai ne tai, kad baisu, bet čia, sakau, nuvariau prie autobusų stoties, tai grinai atrodo, ten visokie blokai padaryti, kažkas tai tokio. O čia blemba tiesiog labai aukšti pastatai ir viskas. Net žmonių per daugiausiai nėra kažkaip gatvėj. Ir jo, tai va, o dabar tiesiog vainu ieškau pardės, kokios, kur maisto kokio pasimt, nes labai reikės. Ir jo, ir tiek žinių, ką laukia ilga labai kelionė, tai dabar va iš hotelio buvau pajudėjau nuo pačio ryto. Tai dabar yra po 10 kažkiek, tai 2 valandos. 2 valandos iki mano autiko. Čia va, gal labai neįsiu, kad spėčiau. Tai va, grinai, susirandu pardę. Ir viskas. Va. Taigi aš esu čia prie ežero dabar. Apie šią dieną nepasakau, dabar yra 7 valandos. Diena po atvykimo. O lengvai apie dienotvarkę galiu papasakot, kad tiesiog nieko atsikėliau. Ir šiandien kaip ir visai jokios informacijos iš darbdavio nieko, tiesiog sako, tai draugeliai, tau šiandien relaksas, tipo atsigau po skrydžių, po kelionės. Tai va rytoj tam prasidės ten tai visi supažindimai. O šiandien tiesiog vadina, kaip ir buvau pardė, apsipažinau biškį. Ir va neseniai išlėkiau tiesiog į lauką. Prasižiūrėt, kas čia vyksta, kas gero ir tiek.
Sveiki. Ką, Šaika, po darbų. Dabar varysim biškį iki ežeriuko. With my guy Emre. Say hello to the vlog. Ja, tai varysim iki ežeriuko. Pasidarė maisto ir visko. Eisim pačilint, pasimaugai, nes labai karšta čia tai. Don't send the girls. No, the girls will see you, just smile. Yeah. Tai va, tai varysim. Wow. Emre, pose for the vlog. Gražu labai. Excuse me, gentlemen. Gentlemen, the beach closes at 10 p.m. Thank you. Look at this. The Jamaica made this. Roti curry chicken, man. He's a proper chef, you know. Look at this. Something from back of this country, you know. Yeah. Me and Memory, we've enjoyed this. Yeah. Opa, labą rytą. Kągi, žygiuoju į darbą. Visim gal čia valandą vėliau, man anksčiau gal dar kokie apmokymai bus. Bet va šiandien trečiadienis. Neblogai iš tikrųjų diena. Oras tai kaitina labai, tai šiandien vėl jaučiu reikės ant saulės pasikankinti. Pasitep kremų būtinai, nes visas nusvilęs. Ir jo, žiūrėsim, bet šiandien prižadėta, kad vakare bus su darbu biškį poilsis. Kažkokią laužavietę pasidarysim, tipo vakarienę ten viską, visi kartu, kai darbas, tai labai fain. O dabar reikia kuo daugiau įmušt valandų ir dirbti. Va, baigiam darbą, dabar varysim poilsiau. Toks va stilius šiandien, nežinau kaip susirišiu tą normaliai, bet nu žodžiu buvo gerai. Bird Lake? 16 and under can do that. 16 and older, they got to have a license. How many kilos? I mean, likelihood you get caught. Tai ką, prišokė dabar biškį į barą. Va, kaip matot, vieno kolegos gimtadienis ateina, tai visi sumąstė atvaryt. Ir kaip istorija, kaip patekau iš tą barą, nes čia, kaip žinot, tai dvam vyno viskas vyksta. Tai atvariau ir vienas anglas, karočią, sako, ai, tau nėra dvam vynerių, sako, va, aš turiu tipo draugelio doką bausį. Tai jau pasinaudojau, čia užprašė dokurs, kol surado tą datą, ten tas draugelis užrodė, kai aš daug doką. Bet parodė ir pohai. Tai visi grinai amerikonai čia. Labai įdomu čia yra. You said you just did it. You just did it. That's what I said. Sveiki, va šiuo metu prie tokio vaizdo važinėjasi dviračiu.
Ir baisiai cool, iš tikrųjų, nes čia visi labai, čia grinai toksai kaip ir krantas prie ežero, bet jų naudojasi tik tais šitie žmonės, kurie gyvena. Labai cool, nes tipo, čia kaip ir kaiminystė, vos ne, kaip sodai. Ir čia labai tipo ramu, labai gražu, daug gamtos. Ir čia žmonės tiesiog, kur jie gyvena, čia kaip ir, kaip čia pasakyti, lake house, tipo skaitas. Čia žmonės tiesiog gyvena ir jinai ant kranto, tipo ežero, kas yra insane. Ir čia spėju bus žmonių gyvenvietės, nes visi su tokiam pašto dėžutėm, kas labai cool. Ir visur tokie mini įvažiavimai. Va dabar ten mašina dar priekį važiuoja. Va dar kažkas šokinėja. Laksto. Va koks rožis. Šone namas. Ir turi va tokį va krantą. Nu, nuostabu. Skaitosi radau takelį, pro kur važiuoju dviračiu. Neina važiuoti šitus smėlių, nes labai minkštas, tai prasisugnė ratai, tai šių momentų va taip ir vedusi savo dviratį. Nu, bet čia bus matyti, nes jau tiek įkošęs kilometrų, kad ai, ne nafigi. Prisilakščiau. O dar kelydių. Ai, čia nematyti. Rimta. Taigi, montuoju dabar video ir supratau, kad outro jokio nepadariau. Tai ką, iki pasimatymo. Tikiuosi, tikrai bus daugiau vlogų, nes jeigu patiko, spauskite like. Ne, bet šiaip tikrai pasiilgau visų jūsų. Dar tik va savaitę praėjęs, bet jo, laukiu sugrįžtam, bet dar daug pamatysiu. Jo, iki pasimatymo.